per tam tikrus politikus, per tam tikras organizacijas daromi ilgi lobizmo procesai, ko pasiekoje šiai dienai aš kaip tik važiavau per visus aplinkosaugos departamentus visai prieš, pernai metais, iki naujų metų, tai jie praktiškai nebeturi ginklų jau. Yra ginklinėsi ten po 6, 8, 10 trumpųjų ginklų, pistoletų ir jie nėra naudojami, personalas nėra mokinamas reguliariai šaudyti arba perėti kažkokius kursus. Tie ginklai, aš spėju, greitų metų bus išvežti ir viskas, ir miškininkai senai nuginkluoti, aplinkosauga nuginkluota. Dabar labai buvo, jeigu taip galiu įsireikšti, pozityvus veiksmas, tai kad policijos pareigūnai nepralaimėjo bylos paskutinis. Tai vienas nekinetinis tokios operacijos spindulėlis, nes aš galvoju, kad yra tikslas padaryti taip, kad policija būtų, kaip yra kitose vakarų valstybėse, atvažiuoja tik tai su antrankiais ir su dujų balinėliu. Ir yra daug medžiagos ir faktų, kaip paskui nesusitvarko viduje ir tai nėra saugu, aš kaip pilietis nesijaučiu saugiai, kaip policija tokiam lygiai, tai aš labai už policiją šiuo metu ir visą laiką buvau, kad tai būtų ginkluota ir profesionali ir kuo stipresnė struktūra, bet iki šiandien nesuprantu niekaip, kaip galima nuginkluoti aplinkosaugą ir kaip galima tuos pačius miškininkus nuginkluoti, kurie visą laiką yra miške, visą laiką yra ten, kur reikia saugumo arba pagalbos, arba kaip mes to žmonės dirbančius miške pastatom po grėsme. Galų gale nuo to paties pasiutošio žvėries, ar ne, iki žmonių, kurie piktais kėslais atėjo į mišką. Tai čia klausimai, aišku, tolyn, bet jau jie yra prasisukę. Aš tik tai džiaugiuosi, kad policija tokį uždėjo turbūt stopą laikinai iki kitų kažkokių tai nekinetinių išpuolių. Kalbant apie mišką ir ginklus, yra dar viena grupė, tai medžiotojai. Taip. Dėl kurios irgi viešumoje yra laužomos ietis ir panašiai. Ir yra laikoma, kad medžioklė kažkoks yra baisus užsiėmimas, kuris yra skirtas žudyti mūsų visus gyvūnus ir taip toliau. Nors iš tiesų gamtos ekspertai sako labai aiškiai. Jeigu tu nori atauginti jauną mišką, tačiau jame yra 1 hektarui tenka per daug kanopinių gyvūnų, kaip pavyzdžiui elnių, stirnų ir panašiai, tas jaunas miškas bus paprasčiausiai nuėstas ir jisai netaugs. Ir miškas kaip resursas, kaip maistas laukiniams žvėrims jis taip pat nėra beribis. Tu turi reguliuoti gyvūnų skaičių tam, kad miškas galėtų augti, plėtotis ir savo ruoštų, kad ateinančių kartų gyvūnai turėtų ką valgyti, ką ėsti miške. Ir medžiotojų Lietuvoje yra 32 000. Vadinasi, mes turime 32 000 ginkluotų vyrų ir moterų, nepamirškime, kurie nutikus valandai X gali tapti rimta atspirtimi teritoriniai gynybai, ar ne? Teko kalbėti su vienu garbiu medžiotoju, kuris sako, štai mes su žmona esame medžiotojai, jeigu į mūsų kaimą kažkas tais užsuka, mes turime 4 ginklus, 2 pasiliekame savo, su žmona esame patyrę šauliai, duodame kaimynams atitinkamai ir mes jau kažkiek esame pasirengę tokiems jau rimtesniems išpuoliams, bent jau apsaugoti savo namus nuo kažkokių tais galbūt mažesnių kiekių užpuolikų. Ir jūs esate sakęs, kad Ukrainoje, kuomet prasidėjo 22 metų vasarį pilno masto karas, vieni iš pirmųjų buvo būtent medžiotojai, kurie atlėkė su ginklais, kurie atlėkė su džipais ir stojo teritorinėn gynybom. Gal galite plačiau papasakoti šitą atvejį? Tai dabar visą šitą ilgą klausimą galima pradėti nuo to, kad ne tik tai 14, bet ir 22 puikiausiai medžiotojai išgaudė netoli Kijevo išsidesantavusius rusus, kurie likučiai buvo ir kaip ir humoro prizmę galima pasakyti, kad irgi suvažiavo su džipais ir karius sako, palaukit, čia mūsų medžioklės plotai, mes čia viską žinom. Jeigu taip per juoko formą. Bet iš tikrųjų 14 metais, kai
Ukrainų ginkluotosios pajėgos, atvirai galima sakyti, nebuvo veiklios, nes buvo labai prorusiškos ir mechanizmai neveikė, stojo savanoriai ginti, saugoti ir žiūrėti, kas vyksta valstybėje. Tai medžiotojai, ginklininkai, medžiotojai buvo tie, kurie perdarinėjo ginklus, tiekė detalės, važinėjo, patruliavo, darė įvairiausias užduotis, nes medžiotojas gyvena tam tikroje vietoje medžioja, žino iki smulkmenus tos keliukus, viską pažįsta, žino kaip išvažiuoti, kaip pervažiuoti, kur gali būti ir taip toliau ir panašiai. Kitas dalykas, ten galima įsismulkinti iki resurso, tai maistas, kūras, viskas, ką medžiotojai turi savo nameliuose ir namuose. Tai ne tik tai medžiotojai arba Ukraina, ar ne, bet ir Izraelio atvejis parodė, kad pirmiausia sureagavo tos šeimos, kurios namuose turėjo ginklus. Bet tai mes kalbam turbūt apie daugumą. Daugumą, Izraelio, nes tai yra nepaprastai. Ir visi turbūt atsimenat, kai buvo užpuolimas, policija su trumpaisiais ginklais nelabai pasipriešino ir lietuvis yra nukautas tenai, policininkas ir kaip efektyviai šeimos uždarydavo vaikus į savo tos vadinamus seifus namuose. Ir išėjo, daug žuvo, bet išėjo, gynė ir išsaugojo bent vaikus arba bendruomenę kažkokią apsaugojo. Tai čia yra faktai, jų niekas negali paneigti, yra nekinetinės tos informacinės operacijos, einama per ten, kad jeigu išduosim čia ginklus ar dar kažkokius, tai leisim namie laikyti, tai čia įsišaudys visi prisigėrė ten ar ne, vis įvairiausios tos tokios fobijos skleidžiamos. Kas liečia pačius medžiotojus, tai taip, jie buvo kai kurių žmonių pagalba bandoma integruoti, kalbėti. Yra kitos gal bėdos, lojalumas, nes čia atsiranda lojalumo klausimas, dabar yra komendatūros atsiradusios, tai yra proga kur jungtis, bet iš esmės šitos ietis suremamos dėl medžiotojų, tai kaip jūs čia išvardinot, ar ne, labai moksliškai, kas ten auga, kas ką valgo, viską, tai dauguma žmonių neklauso ekspertų. Ir pas mus labai daug kur yra neklausoma žmonių, kurie išmano, yra klausoma žmonių, kurie sukelia emociją. Tai mes prie to paties grįžtam. Girdime, protų nelabai. Ne. Ten, jūs aiškinsit, kad tas ten elnias nuvalgo medį, ten dar kažką, ne, bet sakys, bet jisai kaip medžiotojas jis sumedžioja, ar jūs matėt jo akis? Ir viskas. Ir šitas žymiai labiau veiks viešoje erdvėje internete negu racionalus paaiškinimas ir moksliniai tyrimai, ar ne? Arba to miškininko, kuris ten baigė universitetą, 40 metų dirbo miške, jis žino viską, bet jo niekas neklauso. Nes tai neveikia emocijos.